Tie buitiniai filtrai arba tie vandens savybių keitimo priemonės arba tie vadinami buitiniai filtrai galima suskirstyti į keletą kategorijų. Pirmai kategorijai būtų tokie, kurios naudojant pagal paskirtį gali būti tikrai naudingi. Antrai kategorija yra tokie visiški placebo, kurie neturi jokios įtakos vandens kokybei, tik tai įtaiga. Ir trečia kategorija tai tokie, kurie gali labai sugadinti tą vandenį geriamą. Tai iš pirmų, kurie tikrai būtų naudingi, tai yra geležies šalinimo filtrai, minkštinimo filtrai, bet negeriamam vandeniui, o techniniam vandeniui. Toliau būtų nitratų šalinimo filtrai ir dar yra osmozinis filtras. Visi jie, naudojant pagal paskirtį, gali būti naudingi, bet dažnai juos naudoja visiškai ne pagal paskirtį ir tada jie gali tam vandeniui pakenkti. Tai jeigu tą filtrą naudojat ne pagal paskirtį, tai čia, nežinau, tas pats, kas obelis purkšti nuo kolorado vabalo arba agurkus nuo bananinių muselių. Tai yra visiškai beprasmiškas toksai užsiėmimas, kai siūlo iš geriamo vandens išimti visas mineralinės medžiagas ir po to vėl statyti kasetę, kad tas pačias medžiagas atgal sudėti. Jie paprastai sako, kad išima kenksmingas medžiagas, o įdeda geras medžiagas. Iš tikrųjų, tai tas pačias medžiagas. Pasaulinė sveikatos organizacija yra nustačius optimalius parametrus, kokie turi būti vandenyje. Kai kartais sakoma, kad reikia vandenį išvalyti nuo visko, kas ten yra, viskas yra blogas ir gerti gryną vandenį, tai yra irgi neteisingas mitas. Gamtoje tokio visiškai gryno vandens nėra ir nei vienas organizmas prie tokio vandens nėra prisitaikęs. Distiliuotas, demineralizuotas, deionizuotas, tai yra gamybos būdai, bet gaunamas tas pats vanduo, kuriame praktiškai nėra ištirpusių mineralinių medžiagų. Praktiškai jame nėra nieko. Toks vanduo yra agresyvus, jisai stengiasi tuoj pat ką nors ištirpinti, jisai tirpina vandentiekio visas sistemas, jeigu ten yra ypač varinės detalės, ten švino gali būti, jisai jame greičiau ištirpsta visokie šalutinės medžiagos iš vamzdyno, taip pat agresyviai jis elgiasi ir organizme. Ląstelės skysčiuose yra mineralinių medžiagų ištirpę, o aplink ląstelę esame skystyje, vandens nėra. Todėl vanduo, bandydamas išlyginti koncentraciją, pusiausvyrą, jisai difunduoja į ląsteles, bandydamas praskiesti ten esantį skystį ir tirpina visas medžiagas ir išneša iš organizmo, išplauna iš organizmo mineralinės medžiagas.